Nu ką, sveiki draugai. Mes ir vėl susitikom. Šiandien truputį laukų, truputį brūzginėlių kažkokių, miškelis. Teoriškai turėtų būti artilerija stovėjus vokiška pagal žemėlapį. O iš tikrųjų, kasgi čia buvę, tai išsiaiškinsim. Truputį prasičekinau, tai tikrai senų visokių daikčiukų yra, šaukšteliai, dar kažkas. Sodybų buvę, dabar absoliučiai viskas apleista, net nepleista tiesiog nėra, likę tik laukai. Tai netempiam laiko ir bandom tikrintis, čekintis. Tarp kitko sugrįžo vėl -3, šaltukas, bet štai nekaršta ir erkių vėl nėra, tai yra ir pliuso. Šiaip vietom apsodinti laukai tai nelabai ten ir pakasi, nelysia, o šiaip tais didelis plotas gana tuščia, bet labai senos ir gražios vietos. O dabar čia kažkokiu lyg ir nuolaužų, kažkokių nuolaužukų, visokiausių. O, neaišku, nei kas, nei nuo ko. Metalo aplinkui yra. Čia dar gal didesnis. Ne. Žodžiu, kažką kapstom, kažką randam, bet dar ne tai, ką turėčiau surasti tiksliai. O, tai šalmas parašiutininkų. Nu, gal ir ne šalmas. Gal ir ne šalmas, panašu. Nieko gero. Išėjau iš laukų į mišką, nes kažkaip laukuose tuštoka gana. Daug kur pasėta, tai geriau pajudėsiu čia šalia miške. Kaip sako rusai, loška vilka. Oi, gražaus stojo visai. Šaukštą šakutį jau pas mane kolekcijoje. Gal kokia 10, jei nedaugiau. Yes. Yes. Vat ir gamintojo štampas matosi. Šiaip labai gražaus stojo šaukšto šakutį. Labai gerai, smagu. Kažkoks dangtelis, senas gražus. Senas gražus dangtelis. Bet čia gali būti kompaso dangtelis, šiaip žiauriai panašu iš tikrųjų dabar. Galvoju. Gilus signalas. Nežinia, ar čia man pavyks jį iškast. Iš mano kastuvas taip perlenkęs, sulūžęs. Kai pirksit detektorių, čia naujokam daugiau šitą skiriu, tai atsiminkit mano žodžius.
Va taip va, kasit, signalas geras. O ten, šaltingai net rodyt, net nerodysiu. O ten skarda visa plokštuma uždėta. Ir jinai duoda tokį signalą, patikėkit manim. Drapulinau. O ten skarda. Užkasam ir einam. Tai signalas. Gal reiks patikrinti. O, traukia. Dar čia nuo šovinių greičiausiai dėžiai. Bet matosi užrašai likę. Gal rusiški, gal ne. Parsivešiu vien tam, kad nuplauti ir pasižiūrėti kokių užrašai. Paskui parodysiu jums. Čia įdomiai. Chebryte. Žinau, kad mane žiūrit. Bet žinau, kad tikrai ne visi dar mane sekat, ne visi subscribinat. Tai labai jūsų noriu paprašyti, prenumeruokit kanalą. Palaikinkit video ir pakomentuokit. Tai padės man iškelti algoritmus, kad dar daugiau pasiekčiau žmonių. Ir automatiškai taip aš dar stipriau norėsiu judėti į priekį, nes žinau, kad bus tam poreikis. Labai džiaugiuosi, kad žiūrit, labai be galo džiaugiuosi ir laukiu jūsų visados kiekvieną kartą. Ir turiu dar vieną klausimą. Klausimas trumpas ir aiškus. Ar man reikėtų susikurti Contribui, kur turinio būtų dar daugiau ir kiekvienam prenumeratoriui būtų išskirtinai kažkokios tai, ne kad privilegijos, bet kažkokie tai pliusai nuo to, žinoma, ir pamatytume daugiau video. Ar vis dėlto man to nereikia? Sakykit ir komentuokit į komentarus. Lauksiu jūsų nuomonės. Šiaip metalų, stambių visokių, bet nesibaigia niekaip signalai, o dabar labai, nežinau, niekaip neatsirenku vietos. Kažkas įdomesnio. Portcigaras. Chebryte. Žiūrėkit. O, vaikyte. Monetų pilnas. Kokios čia tos dabar monetukės. Oi, blecha. Eik tu sau. Pfennigai vokiški. Ir sidabrinių yra. Eik tu nafik. Pažiūrėkit, kokiu stoviu. Eik tu nafik. O, brolytė. Kai gerumo. Eik tu. Gyvenimo lobis, kad. Iš va tokio, va. Iš tokio gaidino. Eik tu sau.
Šiaip žinau, kad kvailai atrodo šaunu, bet nu mano ta reakcija visada tokia, kaip kažką vokiškų randu. Šoks įdomesnis radinukas. Prašau, prašau, kas čia yra? Kažkas tikrai ilgo. Dviratys. Vrum. Viskas, chebryte. Aš oficialiai šiandien pareiškiu, kad šiandien kasimo diena kol kas yra pati sėkmingiausia per šituos 24 metus. Absoliučiai sėkmingiausia. Nes vėl geras radinys. Bam, bam, bam. Bom, bom, bom. Aišku, Dovydas Dalbajobinas. Faktas. Truputį kastuvo įvariau. Nu, šiais metais aš su kastuvo tai tikrai prastai, iš vien visur daužau. Bet vokiškas puodelis. Dabar einam nuplaut. Reikia balos. Matau, dažų daug likę. Šiaip būtų buvęs geras, jei nebūčiau prakirtęs, bet greičiausiai prakirtau. O kietukas inicialus palikęs. O aš debilas esu, nes va ką padariau. Gerą daiktą sugadinau, vertę iš karto jis prarado. Oi. Nu ką padarysi, nesisėlaujam. O taip. Kaip manot, čia raktas ar kablys? Gal ir kablys. Gal greičiausiai kablys. Nu, chebryte, vėl turim signalą. Žemė, aišku, šlykšti, kas gana sunku. O, koks keistas stiklas su įlietais. Įlietų, nežinau kaip pasakyti. Viela įlieta dėl tvirtumų. Galit atsakyti, nežinau, ar tai karo meto gali būti, ar sovietinės daiktas. Atsakykit, jei ką žinot. Čia iš vis ant kelio, karačia. Ant keliukų. Na, aišku, dabar tai 100 metų nenaudotas. Kasu, signalas geras. Traukiu, šviečia. Konserva, galvoju. Pasirodo nifiga. Ne konserva. Katiliuko dangtelis. Aišku, gaila. Ant kelio pabuvojęs, sutrintas. Bet vėlgi, mano mylimiausiųjų dangtelis. Dar čia toks lyg tai skem, lyg ir įdomiai labai skambantis signaliukas. Bandyti ištraukti. O, brolite, kasgi čia?
O, lele. Lele. Tankisto. Vokiečių tankisto. Praeitoj serijoje tanko neradau, tankistų irgi, tai šiandien radau. Esu jau tokią vieną radęs ir vėl antrą. Gera diena. Tikrai gera diena. Tai ką, chebrytė, aš manau, kad su šituo radiniu ir šiandien užbaigsim. Ir pasiliksim šitą vietą dar kartą, pračekint kada ateity. O taip tais iki greito pasimatymo ir labai tikiuosi greit pasimatyt. Ir sugalvojau gerą posakį, kad surasti kardą, kartais reikia rasti ir skardą. Tai taip, kad nenusiminkit radę skardą, toliau kaskit, galbūt surasit ir kardą. Iki greito. Ate.